tai užteks, Jėzau, šitokias bubinį, kaip tu nebijai šitokią spaudimą, da gislutę galvoj truks. Mano gislutės yra dvi geros. Pusgi. Tai žiūrėk, tik tai tada, jeigu gislutės geras, kad prakytų vietų neištrauktų, biški, tai Tai mums matai, tada. kad išposininkė atsirado, gi turi visokias parfumerijas prisipirkus. Jėzau, turiu, Jėzau. Supranti, man vis būdavo Antanas, kaip tik nori prisibeilinti, tai ir atneša, tai kvapalų, tai dezodorantą, tai Chanel, tai Bizel, iš Rygas buvo atvežęs tų Maskva 5, tai Jėzau, ir dabar da buteliukų pakvėpė, nukvėpė jaunystė. Aha, jaunystė, nostalgija, vadė. Velniai grėbtų, kad neįsimegajau, tai ojojoj. Va čia dabar. Žiūrėk, ar Zoja, jaunystė, nostalgija. Eikit jūs nostalgijas, pačti, kad su pirmais gaidžiais ir atskėlau, supranti. A tai tu dabar su gaidžiu gyveni, nebe su Antanoje? Ak, tiek darėtės, o tiek darėtės. Supranti, Antanas ir tik pakėlą turgon važiuoti, va, supranti. Sakau, ateisiu pasiskolinti. Tai jeigu Zoja 5 litų nori pasiskolinti, tai nieko gera, matai. Jeigu per gegutės kukavimų neturi pinigų kišenį, tai jau skaityk šakės. Nu, gegutė, tu gegutė. Tik sakau, su Antanu susirašėm turgon važiuoti. Dėdas ir tik kelnės bovės ir gužikas ištrūka. Tai prašydavau visus namus iškniausiau, nėr juodą siūlą. Tai va, arba tai ir žmogui pasakyti, supranti. Juodą ir raudoną ir baltą turim, kokią reikia, sakyk. Ne, nu tai baltą raudoną nereikia, man reikia juodą naršmatelį duot. Negeisenis atvėpusiu kleinu turgon. Klausyk, ką jūs čia kokiai veseliai ruoštės ar bramų statysite, ką? Nebesprogdinki balionų pristiks, mano pakartų. Susprogdinai negi specialiai, įdrišk vailiok, perpučiau per daug. A tu su savo vestuvė, mūsų veselės atšoktas bromai atstovėti. Va, ruošiamės nostalgijos dienai, vsio. Aha, nostalgija šitą Zoika. Atsimeni, kai būdavo pirmi pasimatymai, pirmas gegužinis, pirmi bučiniai, va, tokia nostalgija. Gerai, tai nostalgija, aš va sakau, gerai, kad prezidentas vyresnio amžiaus žmogus, ne kaip šitie liberalai piemenys, klausyk. Tai tam, tai irgi matyt pavasarį jausmai atbunda ir nostalgija prasideda, va. Oi, padumai iš prezidentas. Jam 50 metų nereikėjo gegužės pirmosios parados vėliavėlą masikuoti, va. Niekadas nenuraukė šitoj situacijai. Nesnervuok. A mes va su Jani pramarširuosma per kaimų ir su balionais, ir su vėliavėtam, ir su kokarda, va praeisma, ir da su dainu. Vėl gegužio žiedai, suvirpina širdį ilgo. Taip. Vėl nusenę diedai, nostalgija širdį užtvindo. Gedorkas, jūs gedorkas, va jums pasakysiu. Jums supranti nesvarbu, kokią šventę, ar Hitlerio gimtadienis, ar Velykas, ar gegužės 1, svarbu atsisėsti, o gegužės žiedai dainuot, baubt. Va, liberalų vyriausybė tai. A kokia liberalų vyriausybė? Vėl politikų pradedi čia. Palauk. Tai Zoika nori pasakyti, kad liberalų vyriausybė jau labai gudriai išmąsto visokius dalykus. Pavyzdžiui, va, Žemės ūkio ministerijų Kaunan atkeisti. Taip, Kaunas yra. Lietuvos širdis. Nei širdis, nei plaučiai yra. A jie yra arčiausiai Lietuvos centrą, supranti. Kad žemdirbėm būtų patogus privažiavimas, supranti, spręst savo vidinius reikalus, problemas. Mąstykit logiškai, tundras jūs. Nei. Tai žiūrėk, tada geriausia būtų šitaip, va, kelt pačiam centran šitų ministerijų kėdainius, ne? Va, gerai tu sakai. Va, žiūrėk, ką vidaus reikalų ministerijų kels Čikagan, Panevėžin, va, tik kas vietą yra. Taigi, o krašto apsaugos ministerijų reiktų nukelti kai kur pakraštin prie Latvijos sėdas, Baltarusės, gal tai. Labai teisinga, va, sporto departamentų tiesiai prie Žalgirį, va. Darbą ir socialinės apsaugos ministerijų reiktų atkelti kiekvienam kaimą. Tai labai patogu reikalus. A ūkio ministerijas visai nereikia, nes tokia daikta Lietuvoje nėra. Ūkio? O Seimų tada reiktų iškelti. Žinau, Varėnan, va. A kodėl Varėnan? Taigi prie Seimo pirmininką Tėviškės, kad arčiau buvo. Lazoja, va. Ak, jūs šitaip, ane? Atėjau kaip pas žmonės pasiskolint siūlą galų, a man taip iš šuns dieną sudėjat. Va jum čia, už Seimo rūmus, va čia va. Už vyriausybį. Zoja, nustok išpratėjai, šventį sugadinsi viso. A čia va už visas šventės, va. Nu, tu Zoja, gal jūs turėjai, sakau, jums šitų siūlų savo protektorius iš Pulalą atiduoti, negadink mums šventę, sakau. Žinai, kur tu savo siūlų susikišk?
Ach, jūs varlas. Aš jums parodysiu. Gegužės pirmoji diena. Čiū, gegužės pirmoji jau. Įsidėkit galvan, 2 metai jau šitą šventę. 2 metai vadinas gegužė. Ir tarp kitką tai artėja mano šventė. Mano gegužės, velniai grėbtų. Gegužės 9, va. Dėl победы. Город игра.